Tai ką, džiaugiamės iškovotą pergalę, serijos rezultatas 2-0. Svarbiausia, aišku, kad atėjo vieni pagrindinių žaidėjų. Tai daug mums lemia, nes iš tikrųjų ketvirtfinalio serijoje žaidėm 5 iš 6, tai kai ateina 7-8 iš karto jaučiasi impulsas, jaučiasi suolas, jaučiasi energija. Iš karto mums padeda žaisti, nes šį sezonas tikrai tas gana keistas, daug turėjom traumų. Laimonas Remeikis išėjo iš Lalės Lūšį, irgi buvo vienas lyderių. Paulius Šakinis patyrė traumą, Paulius Piktužis patyrė traumą, atrodo, byram, bet kažkaip laikomės. Pasipildėm Svajūnų Morausku, pasipildėm Andrių Skorčinsku, kurie mums dabar duoda gerų minučių nuo suolo. Ir ką, 3 metus iš eilės pasiekėm finalą. Kažkaip, nors sakau, turim ir bėdų, turim ir visko, bet esam finale. Nes turim pagrindinius žaidėjus, kurie 3 metus žaidžiam, vis tiek startinis penketas, vis tiek, kaip sakant, ir Mindaugas Norušis, ir Martynas Virošius, ir Karolis Opulskis jau 3 metus žaidžiam kartu ir pagrindiniai žaidėjai susižaidė ir kai jie ateina nusiteikę, kai turi pagalbos nuo suolo, mūsų žaidimas yra tikrai geras, o ką varžovus norėtumėm pagirti tikrai iš tikrųjų. Galbūt ten kažkas ir sureagavo mano žodžius, kad tikimės ilgos serijos, aišku, iš tikrųjų jos nesitikėjom, bet čia tokia buvo mano ironija, kaip sakant, kad kadangi mes taip rengiamės po 5-6 varžybas, tokia ironiškai buvo pasakyta citata, kad tikimės 3 varžybų, tai džiugu, jeigu ir tai pavyko, kaip sakant, vyrams susikaupti ir laimėjom seriją be papildomų rungtynių. Tai ką, laukia, aišku, kitą savaitę finalas, svarbiausia be traumų, tikimės Paulius Piktužis gal pasveiks ir tikimės kuo daugiau susirinkti ir tikimės gero reginio varžoms sėkmės kovoje dėl 3 vietos. Tiek. Ką, užsibaigė mūsų ketvirtfinalis, pusfinalis. Tai iš tikrųjų, kaip ir po pirmų varžybų minėjau, tai ta pertrauka tokia ilga padarė mums meškos paslaugai galiausiai. Bet nieko, kovosim dėl 3 vietos. Iš tikrųjų dėkoju savo vyrams, nors ir tas žaidimas toks banguotas, ganėtinai nervingas, bet sveikinam varžovus patekus į finalą, o mes žygiuosim dėl 3 vietos ir bandysim ten pasiimti bronzos medalius.